Ir išaušo dar vienas rytas Osakoje. Ir mes su Evelina šiandien judame į vienintelį šiandienos objektą – Osakos pilį. Oras puikus, saulė. Ne vieno debesėlio, apsirengėm baltai šiandien. Reikia išnaudoti paskutinius drabužius, nes jau skalbimų nebeturėsim. Miestas ramus, yra pirmadienis, tai tikėsimės, kad bus ir mažiau eilių, nes vis tiek savaitgalis įtakos turi nemažai šitam klausimui. Nu ir pažiūrėsim, kaip ten atrodo visa ta pilis iš revių, tai labai gerai. O kaip pat mūsų akimis bus matyti. Atvykome su metro ir jau tolumoje šviečia Osakos pilis. Labai aukšta atrodo. Jau privažiavę šitą metro stotį pradėjo matyti ir užsieniečių daugiau, amerikiečių daug. Jau turistinė zona. Einame pasižiūrėsim. Važiuojame jau su kitu traukinuku, kadangi mums transferių yra per mažai vieną dieną, tai susirado patys, kad būtų kur perlipti. Vietinis, matot, ten tuščia absoliučiai. Man liepė pasitraukti gilyn, aš jau čia va taip visai kaip sėdžiu jau nepatogiai. Aš prisilipinau čia, prie raštelio. Man patogu, viskas gerai, bet tik suparino vietos gale. O to žmonės įgrūdo vargšus. Tai nesvarbu. Esmė tokia, kad traukinuko pasirinkimą perskaitėm internete, kad sutaupys 15 minučių ėjimo. Kadangi yra pakankamai karšta, o jau mes jau čia prisivaikščiom toje Japonijoje, tai ėmėm. Tik tai, kad kainuoja nemažai, 800 jenų, tai čia bus apie 5-6 eurus. Ai, tai gal net ir daug. Tai bendrai paskaičiavus sustupė apie tikrai bent jau 15 minučių ėjimo. O bendrai ėjimo tai iš vis nebuvo, tai tiesiog laikas sustupė. Dabar Evelina bandys įsigyti ledų. Gal dar vyrai nupirks kokią porciją? Noriu. Taip. Nu gerai. Stiprinamės ledais su Evelina. O čia yra teka upė aplink visą pilį. Pilies teritoriją galima išsinuomoti laivą, kad apiplukdytų. Čia tokie pagrindiniai vartai. Nu, tvirtovė tokia stipri. Stipri tikrai, negali nieko sakyti. O to atsivers vaizdas į pilį pačią. Iš toli atrodo gražiai, kitaip negu mūsų europietiškos viduramžių. Ir įdomus faktas, kad tai yra, pasirodo, didžiausia pilis Japonijai. Tai va kaip gerai, iš karto. Vieną vienintelį ir didžiausią pamatą. Apžiūrinėjame pamatus. Nu, tokia labai jau didelė tvirtovė. Tikrai jau čia turime didžiulį aukštį, lyginant su stovinčiai žmonėm. O dar 8 aukštai į viršų, medinės konstrukcijos. Visur didelių akmenų monolitai. Galingai. Žmogeliukai fotografuojasi. Pilis jau iš tos pusės dar gražiau apšviesta. Auksinės dekoracijos, viršūj matosi žmonės apžvalgos aikštelėje. Nu, aš einu atvargsiu tą eilę. Ateičiai, kas varysit, vėlgi patarimas, jeigu nusipirkat bilietą internete, laukti eilėj nereikia. Jokio, nebiškio. Tai tiesiog eilė visą tą sudarė laukimas prie vending mašinų nusipirkti bilietėlį. Nu, o čia galima taip persirengti įdomiai, dėl bičias tenėjo. Išsirengė savo šalmus samurajaus ir varai su šortais. Kol kas tai atrodo, kad pilis labai modernizuota, panašus į ofisų pastatą. Gal čiut prastesnis negu mano darbas, bet šiaip in general tai oficialis stiklainėlis. Nu, praėjom visus aukštus, visose, kur negalima buvo fotkinti. Tai yra visą laiką daroma dėl to, kad nėra ką fotkinti. Tai tada jie uždraudžia fotkinti, kad
kiti va tokie kaip mes nepadarytų apžvalgos. Jo, čia nėra ką žiūrėti. Tai žodžiu, visi aukštai, visi 7 aukštai, tai tiesiog ofiso stiliaus interjeras, autentiškumo nelikę, kelios nuotraukėlės, daug istorijos, aš pavargau lipti. Ir viskas. Nu tai gerai, tai bent jau čia bus gal verta pasižiūrėti. Osakos miestas, kaip atrodo. Pačioje dirba vyrai. Iš kitos pusės vaizdas. Vakarė turėtų būti gražu. Miestas tikrai didelis labai. Tolumai matosi kalnai. Panorama. Čia žmonių nemažai, bandau eiti, o Eveliną jau matau. Atsigrožėkime Osakos pilimi. Išorės tikrai įspūdinga, labai graži. Labai gaila, kad iš vidaus nėra jokio paveldo išlaikyto. Ir mes Europoje, kai keliaujam po visokias Prancūzijos, Vokietijos, Lietuvos, visas Trakų pilis ir taip toliau, tu vis tiek yra išlaikytas tas vidaus interjeras. Tas yra labai svarbu, kad tu pamatytum, kaip jie ten gyveno. Taip pat ir Ispanijos pilis irgi, Maurų visos karalystės, tai interjero detalės yra išlaikytos. Ne visur gal kad baldai kažkokie parodyti, nes jeigu vyko labai senai, tai bent jau tas bazinis interjeras tai tikrai išsaugomas. O čia tokį ofisą padarė iš vidaus, pridėjo nuotraukų ir viskas paliko. Nu, tai čia dėl šito gaila. Aišku, pigus bilietai, tai nestriokas. O, biški čia į saulę filmuoju, bet šiek tiek matysis. Tai paliekam jau pilį už savęs. Nelabai turim daugiau ką veikti. Nusprendėm pasiruošti kelionį į Lietuvą. Kadangi rytoj važiuosime į Narą, tai rytoj bus pilna diena jau turistinio žygio į kitą miestą. Bet grįšim nakvoti vis tiek į Osaką, iš kurio po to važiuosim jau į Tokijų ir į Lietuvą. O šiandien nusprendėm, kad varysim dar į prekybcentrį, nusipirksim papildomą lagaminą. Ir papildomų lauktuvių. Taip, kad tik netruktų. Tai žygiuojam dabar ramiom gatvelėm, turistų nėra. Tai savo paprastai taip. Varysim į Osakos Akropolį. Atvykome į Akropolį. Aeon Mall, tai yra didžiausias tinklas Japonijoje šitokių parduotuvių. Labai daug matom dviračių. Visų pagrindė transportas yra dviratis. Nulendam į vidų, pasižiūrėsim, kas ten gero yra. Šiaip, kai jau praeini va taip toliau nuo turisteko, tada atsiveria ir pagrindinis maisto, miesto vaizdas, tai reiškia, yra ir daugiau bardako, daugiau šiukšlių. Pastatai tokie biški labiau apleisti, nes jau tai ta vieta, kuri yra nutolusi nuo pagrindinių centrų. Ir čia jau nelabai langosi turistekas, čia jau vietiniai. Bet man labai patinka eksplorinti. Čia visada būna viskas daug pigiau, kaip ir visur. Atėjome į žuvies restoraną šitam prekybcentrį, esam vieni, nes ne pietų laikas. Kadangi jau esam nutolę nuo centro, tai faktas, kad viskas jau yra tik japoniškai, tai viską reikėjo išsiversti. Tai užsisakėme, čia yra tunas. Šį vadinasi bonito, tai čia yra su druska sūdyta, čia yra su padažė marinuota, tai užsisakėm šitą komplektą, čia miso, ryžiai, visa kita bus. Ir aš dar jūros karšių užsisakiau irgi, va šiaip ne taip išsivertėm, kažkokį saugesnį variantą, tai va kažkokį tokį. Tai va, ir šiaip visokių irgi dar dalykų yra, bet šiaip orientuoti mes šiandien esame ne į Hello Kitty, o į žuvį, nes žuvies taip ir normaliai nesam pavarę. Jo, sakiau, kad šitą užsisakėm. Tai lauksim. Tai labai padeda Google Translate, jeigu yra sunku susišnekėti, veikia tobulai, ta prasme, iš voice'o, ką pasakė, viską išverčia atgal ir viskas iš karto yra aišku. Tai technologijos puikiai. Ispanijoje taip gerai neveikia. Kai priverčia, tai įžeidi žmogų po to. Evelina stebi dabar savo, ką gavo patiekalą. Jos pirmasis yra tuno bonito patieklas, jis netoks raudonas, kokį jinai tikėjosi, nes jis yra keptas ant šiaudų, tai kažkoks bus įdomesnis, bet yra soja, tai viską pagelbės. Čia liepia palaukti 2 minutės dabar, kol iššus ryžiai,
atitinkamai ir man. Pas mane yra žuvis paslėpta, irgi 2 minusų ištuks, padažiukas, kurį užsipiltujėsiu. Gerai, tarpinis review'as. Tai Evelinos tuna bonitas. Tobulas. Žiauriai skanus, iškart pirmą kasniuką suvalgiau, jau nebuvo jokių priekaištų. Visiškai švieži, minkšta, mėsytė, ant šiaudų kepta. Amazing, nieko geriau dar nesam ragavę čionai. Tai labai gerai, kad žuvis buvo pasirinkta šiandien. Mano žuvis tai buvo paprasta balta žuvis, tai ir labai nebrangiai. Palyginus su miesto kainom, 9 eurai čia visas tas setas. Dar paskutiniai apsipirkimai parduotuvėje, nes vis kažkas kažko užsiprašo. Tai kažkas arbatos nori, tai kažkas miso pastas. Faktas, kad eisim pirkti lagaminą papildomą, tai biški vietos irgi atsirado. Bet ką norėjau pasakyti, kad už žmonės esančios zonos, visur aplink yra parduotuvė. Tai vėliau ateina visur parduotuvė. Kasos yra tiesiog per vidurį, nėra jokių kontrolės zonų, jokių išėjimų, atėjimų, ta prasme, kas ką nori, tas tą daro. Aš vidurį apsipirkimo išėjau netyčia, čia va, pavarinėjau, žiūriu, oi, biškite, čia jau nebe parduotuvė zona, bet niekas nieko nesako. Ne. Tai kultūra kitokia, matyti vagysčių gal tiek daug irgi nėra, va, net alkoholis padėtas, be jokių ten tų patikrinimų, ten tų daiktų, su kuriais ten gali pavogti. Šiandien panašu, kad su šiandienos diena baigta, einame į metro, važiuosim į savo gatvę, kur reikės susirasti, įsigyti lagaminą. Evelina valgo. Ar skanus šitas marmalas? Vėl mes esam savo gatvėje, kur pilna parduotuvių. Tik tai dabar jau yra po 8 valandos, tai jau viskas eina į pabaigą, ta prasme viskas užsidarinėja, liks tai paprastos parduotuvėlės, kurios dirba visą parą. Demonstruoju. Evelina va nusipirko savo lagaminą, nes tiek šūdo draugai prisiprašė, kad jau nebetelpam. Lauktuvėm dar vieną lauktuvių lagaminą. Jo, tai gerai, kad mūsų skrydis leidžia mums turėti iš viso 4 lagaminus į bordą ir dar po 2 įnešti tiesiog į lėktuvą. Aišku, mes skridome tik tai su 2 lagaminais pustuščiais. Nu, grįžtam, tai čia jau pilni miso pastos ir visokių kitokių nesąmonių. Nu ir panašu, kad pabandysim uždaryti Osakos miestą su delikatesu iš... Kur mes čia pasiėmėm? Ai, iš Miežimos, ne? Žirošimos. Tai čia yra Rūkyta Austrija. Nusipirkome prancūziško šampano, pavyko rasti. Visko čia yra, šiaip tai visko. Nes man slysta. Nu davai, žiūrėsim čia ar valgoma. Primena tiesiog skumbrę. Rūkyta. Iš tikrųjų. Kiek sumokėjom už šitą skumbrę? Ai, nežiūrėjau. Čia yra kaina? Nežinau, gal ar ne. Aš sumokėjau. O aš žinau, kad rimtai, pargavau, nu skumbrė 100%. Turint omeny, kad Evelina nepasakė, kiek kainuoja, ir kažkas kainuoja labai daug. Tai sakyčiau, kad, o kaip Evelina pasiūlė, sakė, gal skumbrės nusipirkim ir bus paprasčiau. Bet to turi tokio saldumo, šiaip tai geras, skanus. Tai viskas, draugai, žinokit, iš Osakos tiek. Šiandien tokia trumpesnė, galbūt trumpesnis epizodas, ačiū Dievui, nes kažkam visą tai dar reikia sumontuoti. Tai rytoj ir sekantį epizodą važiuojame į Narą. Paskutinis mūsų miestas Japonijoje. Mano Bengalandija. Šitoj visoj Odisėjai turėtų būti daug bembių. Jau ten Danielių. masė, jau ten turėtų būti. Tai va, pasižiūrėsim. Tai ką, tai tiek. Atsisveikinam labai gurmaniškai. Tai iki ryt, iki kito epizodo. Čiau.